Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Kryžiaus kelias su kunigo tėvo Slavko Barbarič mąstymais. Ateik šventoji atgailos dvasia. Jėzus Getsemanės sode. Jėzus Getsemanės sode. Jis apsipylęs kruvinų prakaitų būsimos kančios akivaizdoje. Jėzus gali rinktis, priimti tėvo valią ir kančios kainą išgelbėti kitus, arba žmogaus valią ir nepriimti kentėjimų, kad išgelbėti save. Savo dieviškosios valios dėka jis pasirenka tėvo valią. Tebūna ne mano, bet tavo valia. Viešpatie, prašau tave, apšviesk mano protą, sustiprink valią, kad ir tokiu momentu aš apsispręsčiau pasirinkti tave, tavo kelią, tavo valią. Tegul ši kryžiaus kelio malda stiprina mane, kad nesuklupčiau išbandymuose, gundymuose ir abejonėse. Pirmoji stotis. Pilotas pasmerkė Jėzų. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Dievas, sukūręs žmogų, o reiškia kiekvieną iš mūsų, nepasakė paprastai, kad tai gera, bet kad labai gera. Dievas nepraranda vilties ir nesiliauja mylėjęs kiekvieno savo kūrinių, būtent todėl, kad žino, mes galime būti gerais. Aš esu įsitikinęs, kad būtent todėl Jėzus mums uždraudė teisti arba atmesti ką nors, nes Dievas, o ne žmogus, pažįsta žmogaus širdies gelmes. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo piktojo. Amen. Pasigailėk mūsų, Viešpatie. Antroji stotis. Jėzus priima savo kryžių. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Pagrindinėmis meilės žymėmis yra kito priėmimas ir atleidimas. Gera yra suvokti, kad mūsų meilės sąlyga yra kitų gerumas. Tai reiškia, kad jeigu jie geri, mes juos priimame ir mylime. Tačiau meilė neturi būti tik atlyginimas už kitų gerumą. Ji turi būti drąsi ir priimti kitą, kad kitas galėtų tapti geresniu. Meilė turi būti tuo dalyku, ta priemonė, kuriuos mes įteikiame vienas kitam, kad augtume, kaip numatyta mums Dievo plane. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Pasigailėk mūsų, Viešpatie. Trečioji stotis. Jėzus pirmą kartą parpuola po sunkiu kryžiumi. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Kiekvienam iš mūsų būna, kad mes geriau žinom svetimas nuodėmes ir klaidas, negu savasias. Ir kai mes kartais nežinom, kokias savo nuodėmes išpažinti, tada lengvai kalbame apie kitų nuodėmes. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Pasigailėk mūsų, Viešpatie. Ketvirtoji stotis. Jėzus sutinka savo motiną. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Kiek kartų patyrėme poreikį tik vieno
vienintelio draugiško žodžio ar ištiestos rankos su meile be jokių žodžių. Arba troškome švelnaus žvilgsnio susitikus, kad mūsų širdį pripildytų taika, meilė, tarytum upė, nusineždama visokį blogį, apvalytų, apiplautų žaizdas, nuramintų širdį. Jeigu taip reaguoja mūsų širdis, tai panašiai reaguoja ir kiekviena širdis, žinodama, kad ramybė ir taika yra įmanoma. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Pasigailėk mūsų Viešpatie. 4. stotis. Simonas Kirenietis padeda Jėzui nešti kryžių. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Kančia visada yra pačiu sunkiausiu momentu mūsų gyvenime, likdama mums mįsle. Bet jeigu mes pažiūrėsim Jėzų ir netgi labai kentėdami pasakysime tėvui taip, mūsų žaizdos išgis. Mums įsmigę erškėčiuoti blogio vainikai sutrupės ir pasidarys įmanoma nešti kryžių savo ir kitų, tų, kurie kenčia. Tada mes galėsime pagelbėti jiems ir leisti kitiems pagelbėti mums. Netgi pačiose sunkiausiose situacijose bus įmanoma atleisti ir tokiu būdu pasieksime pašlovintą gyvenimą, gyvenimą, kurio negalima nugalėti. Taip vyksta stebuklai mūsų gyvenime. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Pasigailėk mūsų Viešpatie. 6. stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Mes, krikščionys, dažnai kartojame, tai neįmanoma. Neįmanoma atsisakyti blogų įpročių, keiksmažodžių, girtavimo, narkotikų, neįmanoma atleisti, būti gailestingiems, neįmanoma būti teisingiems, nuoširdiems, neįmanoma kovoti su pasaulio dvasia ir todėl mes lengvai randame pasiteisinimą, kaip visi taip daro, kai dalykas siejasi su kokiu nors blogiu. Jeigu mums iš naujo pasirodytų, kad tai neįmanoma, mes privalome atmesti tą mintį kaip gundymą, kaip pavojingą virusą, kuris sugriauna mūsų apsauginę dvasinę sistemą ir įmeta į bejėgiškumo, bet kokios pagalbos praradimo, apatijos, beprasmiškumo melą. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Pasigailėk mūsų Viešpatie. 7. stotis. Jėzus antrą kartą parpuola po kryžiumi. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Bet ką daryti, jeigu kai kas šeimoje nepriima nei išganimo kelio, nei taikos, nei šviesos, neįsileidžia pokalbiui, jeigu jis piktas, nervingas, bevalis gyvenime, priklausomybėje? Atsakymas atrodo labai paprastas, galbūt kai kam nuviliantis, bet jis teisingas. Pradėkite melstis ir pasninkauti. Ir netgi jei kitas ir nepasikeis, tai jūsų viduje bus ramybė ir šviesa.
nes ir mes esame pavojuje užgesinti šviesą savyje. Dėl to, kad kažkas pasiliko aklas arba kurčias ilgiau nei mes įsivaizdavome. Tai pavojingiausia klaida, kuri gali atsitikti ir su mumis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Pasigailėk mūsų Viešpatie. 8 stotis. Jėzus ramina verkiančias Jeruzalės moteris. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Mes lengvai atidedame sprendimą susitaikyti, kol neįsitikiname, kad konfliktuojanti pusė pasiruošusi susitaikymui. O kas, jei ir toji pusė taip pat laukia mūsų sprendimo ir teisingų įrodymų, kad mes norim taikytis? Kas turi pradėti? Suprantama, kad mes negalime daryti kažką kito žmogaus širdyje. Mes galime pradėti tik nuo savo širdies. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Pasigailėk mūsų Viešpatie. 9 stotis. Jėzus 3 kartą parpuola po kryžiumi. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Puikybė mus padaro aklais ir mes nematome, kas su mumis ne taip, bet plačiai atveria mūsų akis kitų klaidoms ir nuodėmėms. Blogi santykiai su kitais – tai regėjimo vaisiai. Kuo giliau žmogus sužeistas, tuo jis toliau nuo savęs ir kitų. O iš tiesų viskas dažniausiai priklauso nuo mūsų, bet ne nuo kitų. Mes kaltinam kitus nepastebėdami, kad mes, kaip vanduo stikliniai, kuris lengvai drumsčiasi nuo mažiausio lašelio purvo. Pavyzdžiui, kai mes geros nuotaikos, kiti gali lipti mums ant galvos, mums tai nekliudo. Akivaizdu, labai daug priklauso nuo mūsų. Skirtumas tik tame, panašus mes į vandens stiklinę ar į jūrą. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Pasigailėk mūsų Viešpatie. 10 stotis. Jėzų apnuogina nuplėšdami drabužius. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Prisiminkime, kad motinos meilei nėra apsigimusio vaiko, kurio ji norėtų atsikratyti. Todėl visi vaikai yra nuostabūs ir kiekvienas vaikelis priima savo motiną kaip pačią geriausią. Ir tai tiesa, todėl kad kiekvienas vaikas motinai yra pats nuostabiausias. Ir kiekvienas žmogus nuostabus, nes jis vaikas, netgi kai suaugęs. Todėl visi žmonės nuostabūs ir verti meilės. Taigi mes gražūs, taip ir kaip ir kiti. Nei amžius, nei senatvė, nei liga, nei kas kitas pasaulyje negali pakenkti mūsų grožiui. Mes gražūs, nes esame mylimi vaikai pačios nuostabiausios motinos. Kiti žmonės taps mums vis gražesni, kaip ir mes kitiems, tiek, kiek mes subręsime meilėje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Pasigailėk mūsų, Viešpatie. 11 stotis. Jėzų nukryžiuoja. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Tas, kuris myli, gerbia laisvę. Laisvės priėmimas tai išeities taškas, kur meilė ima kentėti ir būti nukryžiuojama. Meilė tai sudegti trokštant praturtinti savo dovanomis kitą žmogų, kuris kenčia, nes stokoja. Vienok, jei kitas žmogus neatliepia, tai troškimas nepaliauja, bet laukia, save siūlo vėl ir vėl kenčia. Troškimas išlaukia ir džiaugiasi akimirką, kada galės nutiesti meilės tiltą. Tiltą, kurio galės pasiųsti ne tik dovanas, draugė su meilės išraiška, bet ir jį patį. Dievas ilgisi savo kūrinio, žmogaus, bet kantriai laukia jo atsako. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Pasigailėk mūsų, Viešpatie. 12 stotis. Nukryžiuotas Jėzus miršta ant kryžiaus. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Kontempliuoti kryžių, paimti jį į rankas, kaip sako mums Dievo motina, ir apmąstyti Kristaus žaizdas, mums, krikščionims, reiškia susitikti šią nukryžiuotą meilę. Ir šis susitikimas tampa mums gydančiu mūsų sielos ir širdies žaizdas. Kad įvyktų tas žaizdų išgijimas, krikščionis turi pirmiausia įsisąmoninti savo asmeninę vertę. Dievo sūnus, Dievas ir žmogus kenčia dėl kiekvieno iš mūsų. Kada tai suvokiame ir priimame, prasideda sielos ir širdies gijimas. Kada žmogus žino, kad jį kas nors tikrai labai myli, neatstumia, nesmergia, tada jo širdis ir siela atsiveria ir jis išlaisvinamas iš savo baimių ir pavojų, uždariusi jį blogio ir nuodėmės kape. O susitikimas su pašlovintomis Jėzaus žaizdomis tampa balzamu mūsų žaizdoms ir tada mes įgaliname atleisti ir mylėti, būti taikoje, džiaugtis, turėti viltį ir tokiu būdu nugalėti neapykantos, keršto, beviltiškumo ir baimės dvasią. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Pasigailėk mūsų, Viešpatie. 13 stotis. Jėzų nuima nuo kryžiaus ir atiduoda motinai. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Šiandien daugelis dalykų mus nuvilia, suglumina, užmuša norą darbuotis, gesina viltį, griauna pasitikėjimą ir mūsų širdis lieka tuščios, bet užpildytos nepasitikėjimo, kuris veda į nusivylimą. Visada, kai esam nusivylę ir praradę pasitikėjimą, tai ženklas, kad mes savo viltis esam sudėję į trapius šio pasaulio pamatus. Tai į save pačius ar į mūsų pačius žmones, politiką, mokslą. Motina nepasiliko be savo vienintelio sūnaus, bet su meile atvėrė savo širdį visiems žmonių vaikams. Mirtis nesugriovė nei gyvenimo, nei sūniškumo, nei motiniškumo, tik be ribų išplėtė juos. Tik meilė gali mirties akivaizdoje gimdyti gyvenimą.
skausmo momentus paversti džiaugsmu, praeinamumą į pastovumą, vienišumą į nesuskaičiuojamą nariais bendruomenę. Meiliai viskas įmanoma. Ji pakeičia laikinumą į amžinybę ir kiekviename žmoguje atpažįsta mylimąjį, visą paversdama gėriu. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Pasigailėk mūsų, Viešpatie. 14 stotis. Jėzų laidoja. Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad savo šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Žmogus tiki tik tokia meilė, kuri pasiruošusi paaukoti ir pilnai atiduoti gyvenimą už kitus. Būtent čia, prie nukryžiuotojo, parodomas ir įrodomas mūsų meilės tikrumas. Lengva kalbėti ir giedoti apie meilę, lengva prisiekti meilę, bet tik prieš kryžių galima pamatyti, ką tai reiškia, nes žodžiuose apie meilę gali būti įtraukti egoistiniai interesai ir malonumo siekimai, o kada ateina kryžiaus ir kančios laikas, tada daugelio meilė užgęsta ir pasibaigia. Būtent toks supratimas meilės, kuri pabėga nuo kryžiaus ir eina kitais keliais, suardo vienybę šeimoje, kaip laivelis atsimušdama į uolas jūroje, sutrauko daugybę draugiškų santykių ir išplėšia ramybę. Tik toji meilė, kuri priima kryžių ir kančią už kitus, sukuria vienybę pačiame žmoguje ir skleidžia ją tarp kitų žmonių, o ypač šeimoje. Kas nepriima kryžiaus meilės, atleidimo, gailestingumo, gerumo, tas pasirenka ribotumą, savimylą, kas jokiu būdu negali būti gėriu žmogui. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Dėkoju tau, Jėzau, už tavo kryžiaus kelią. Prisikelk manyje, atgaivink, pažadink mano tikėjimą, viltį ir meilę. Padaryk mane pajėgiu susitikti su gyvenimo iššūkiais. Tu, Jėzau, apsigyvenk manyje, kad subręsčiau ir su šventuoju Pauliumi galėčiau sakyti, gyvenu jau nebe aš, bet gyvena manyje Kristus. Dievo motinos taikos karalienės pranešimas 2013 m. gruodžio 2 d. Brangus vaikai, su motiniška meile ir motiniška kantrybe žiūriu į jūsų nepaliaujamą klajonę ir į tai, kaip pasiklydote. Štai kodėl aš su jumis. Noriu padėti jums pirmiausia atrasti ir pažinti save, kad tuomet galėtumėte atpažinti ir pripažinti viską, kas neleidžia nuoširdžiai ir visa širdimi pažinti dangiškojo tėvo meilės. Mano vaikai, tėvas atpažįstamas per kryžių, todėl neatmeskite kryžiaus. Stenkitės tai suprasti ir priimti su mano pagalba. Kai galėsite priimti kryžių, suprasite ir dangiškojo tėvo meilę. Vaikščiosite su mano sūnumi ir su manimi, jūs skirsitės nuo tų, kurie nepažino dangiškojo tėvo meilės, tų, kurie jo klauso, bet jo nesupranta, kurie su juo nevaikšto, kurie jo nepažino. Aš trokštu, kad jūs pažintumėte tiesą apie mano sūnų ir būtumėte mano apaštalai, kad jūs, kaip Dievo vaikai, pakiltumėte aukščiau žmogiškojo mąstymo ir visada bei visame kame iš naujo ieškotumėte Dievo mąstymo būdo. Mano vaikai, melskitės ir pasninkaukite, kad galėtumėte atpažinti visą tai, ko aš jūsų prašau. Melskitės už savo ganytojus ir troškite pažinti savo dangiškojo tėvo meilę vienybėje su jais. Ačiū. Ačiū už bendrą maldą.